Dar vienas rankinis stabdis, kurį užtraukia žmogus, ir tai yra to žmogaus vidinis konfliktas, yra santykis su klaida. Koks yra jūsų santykis su klaida? Gali jų būti? Negali. Priimat ar visais įmanomais būdais vengiate? Savęs sabotavimo forma, perfekcionizmas, labai gerai parodo santykį su klaida. Mes galim sabotuoti procesus, kolektyvo santykius, darbo eigą, rezultato pasiekimą, savo augimą, nes taip bijom klaidos, jog bandom sukontroliuoti, kas įmanoma ir kas net neįmanoma, vien tam, kad tos klaidos išvengtume. Tai žmonės dažniausiai mėgsta prisilipdyti savo etiketę, sakydami, kad aš esu perfekcionistas. Iš tikrųjų parodo, kad žmogus turi iškreiptą santykį su klaida. Jos netoleruoja, nepriima, nes taip buvo išmokytas. Kodėl sakau, kad išmokytas? Kūdikiai, kurie pradeda mokytis vaikščioti, neturi, o ne, aš dabar nesikelsiu, nesistosiu, nebandysiu eiti. Kol jų neišmokom, kad klaida yra blogai, jie stojasi, keliasi, eina, iki kol išmoksta ir į burną viską, ką reikia susikišti ir ko nereikia, ir atsistoti, ir nueiti, ir paimti, ir pagriebti. Reiškia, mūsų gyvenimiškoje patirtyje ateina momentas, kai mes išmokstam, kad klaida yra vienas didžiausių blogių, kokius tik tai gali sutikti gyvenime. Ir ką mes darom? Blogis grėsmė, tai reiškia, darom viską, kad tik tai to išvengtume. Tai glaudžiai susiję su tikslų siekimu. Mes galim prisifantazuoti, prisisvaigti, prisisvajoti, kokių tik nori tikslų, konkrečių ir apčiuopiamų, abstrakčių ir neįmanomų. Bet jeigu aš nedarysiu nieko, nes labai bijau klaidos, tai ir liks tiesiog fantazija, svajonė ir iliuzija. Ką atneša santykis su klaida? Mes bijom jausmų, kuriuos atneša. Jeigu suklysiu, mane kažkas kritikuos. Galbūt atstums, pašieps, pasišaipys, pasityčios. Nes taip tikėtina, kažkada tai buvo praeityje. Ir jeigu protas tai įdėjo grėsmių stalčiuką, jisai darys viską, kad tų grėsmių mes išvengtume. Per tai reikia perlipti sąmoningai. Dalį dalykų reikia suvokti naujai. Ir kaip vidinių konfliktų specialistė aš ir žiūriu, kur susiformavo, kada, iš ko tą santykį su klaida ir skatinu formuoti naujus įpročius, eksperimentuojant, bandant, suklystant, kad jausmai ateitų visai kitokie. Taip, žinoma, nėra malonu suklysti, kai tau nepavyksta arba kai tu gauni kritiką, bet žmogus geba suformuoti naują įprotį, kaip į tai reaguos, atlieps, atsakys.